Mes esame Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Savo veikloje vadovaujamės krikščioniškuoju, taip pat klasikiniam konservatizmui būdingų požiūrių į žmogų, jo laisvę ir atsakomybę. Kartu remiamės tautinių sąjūdžių ir visos Lietuvos valstybingumo tradicijos subrandinta lietuvių tautos savastimi, kurią imamės sergėti, gaivinti bei puoselėti šiuolaikiniame pasaulyje. Pagrindinis mūsų veiklos tikslas – teisingesnė, geresnė visiems ir kiekvienam, padoresnė ir garbingesnė Lietuva. Siekdami šio tikslo, mes vadovaujamės keliomis svarbiausiomis vertybėmis, kurios sudaro mūsų pažiūrų pagrindą. Visų pirma, mes tikime pačiu žmogumi kaip asmeniu, jo prigimtiniu orumu, jo teisę būti laisvam ir tuo pat metu jo pareigą prisiimti savo atsakomybės dalį visuomenėje. Mes tikime tvirtą šeimą kaip tautos ir visuomenės stiprybės pagrindu, o taip pat žmonių saviveiksmiškumu ir solidarumu veikiant bendruomenėse. Mes laikomės nuostatos, kad valstybė neturi daryti to, ką geriau gali padaryti asmuo, šeima ar bendruomenė. Mes neįsivaizduojame valstybės egzistavimo be įtvirtinto teisingumo. Lietuvos valstybėje tie patys įstatymai turi būti taikomi visiems vienodai, kad apsaugotų piliečius nuo atsitiktinumo ir piktnaudžiavimo. Galiausiai mes tikime valstybę kaip aukščiausią tautos politinio gyvenimo formą. Mus vienyje įsitikinimas, kad Lietuvai būtina vertybėmis ir bendrojo gėrio siekiais paremta morali politika, kuriai nematome lygiavertės alternatyvos. Esame atviri visiems, kurie išpažįsta asmens orumą, laisvę ir atsakomybę, bei sutinka su pagrindinėmis mūsų vertybėmis.